Taigi mes grįžtame į studiją ir kalbame su Lietuvos darbo biržos direktoriumi Mindaugu Balašaičiu. Tai, ponia Balašaitė, mes kalbėjom apie sugriežtintas sąlygas bedarbiams ir palengvintas sąlygas darbo biržai išbraukti bedarbį iš bedarbių sąrašų. Tarkim, viena nuostata, per 6 mėnesius nuo registracijos neįsidarbinus pagal turimą kvalifikaciją gali būti siūlomas žemos kvalifikacijos ar netgi nekvalifikuotas darbas asmeniui, pagal kurio kvalifikaciją negali darbo birža rasti darbo. Kitaip tariant, tarkim, mokytojui ar medikui ar bet kurios kitokios kvalifikuotos specialybės specialistui gali būti siūloma dirbti ir ką? Pagalbinių darbininkų statybose? Aišku, negalima taip vienareikšmiškai sakyti, kad mes mokytoją siūsim dirbti pagalbinių darbininkų. Mes tokiu atveju privalom taikyti irgi visas įmanomas priemonės perkvalifikuoti žmogų. Jeigu, tarkim, jo šiai dienai specialybė nėra paklausi, jeigu jisai turi inžinierinį išsilavinimą, šiai dienai yra, tarkim, paklausus tam tikroje vadybos srity, tai turint teorinių žinių savo specializacijoje, mes tikrai turime dėti visas pastangas, kad nevaryti žmogaus dirbti pagal mažesnės kvalifikacijos. Taip, bet taip yra. Žmonėms, kurie yra aukštesnės kvalifikacijos, yra siūlomas žemos kvalifikacijos darbas. Darbas, joksai darbas nėra pažeminimo žmogui. Žinoma. Man turint universitetinį diplomą yra tekę dirbti žemesnės kvalifikacijos darbą ir gana netrumpą laiką. Ir visko pasitaiko. Taigi negalima sakyti, kad žmogus baigęs aukštąjį išsilavinimą turi bilietą tik tai į pagal diplomą siūlomą darbą. Bet tokiu atveju, jeigu akivaizdžiai